Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ramybė jums. Ir tau, ganytojau. Brangus senjorai, mėly broliai seserys, esame gavėnios laikotarpyje ir šiandien aukojame šventąją mišių auką už visus tuos, kurie serga, kuriems sunku, už tuos, kurie patarnauja, gydytojus ir visą personalą, tegul Viešpats visus globoja, stiprina ir laimina. O kad tvirtai dalyvautume šventoje mišių aukoje, atsiprašykime Viešpatį už visus įžeidimus, klaidas bei nuodėmes. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius ir jūs, broliai seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Amen. Kristau, pasigailėk. Viešpatie, pasigailėk. Melskimės. Dieve gelbėtojau, apšviesk mūsų protus dangaus mokslu ir padėk mums pasitaisyti, kad gavėnios atgaila atneštų gausių vaisių. Prašome per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Iš kunigų knygos. Viešpats kalbėjo Mozei: kreipkis į visą Izraelitų bendruomenę ir pasakyk jiems: būkite šventi, nes aš, Viešpats, jūsų Dievas, esu šventas. Nevokite, nemeluokite ir vienas kito neapgaudinėkite. Kreivai neprisikinėkite mano vardu, kitaip tu paniekintum savo Dievo vardą. Aš esu Viešpats. Neišnaudok savo artimo ir nesisavink jo turto. Tegul dienininko uždarbis nepaliks pas tave lygi ryto per naktį. Nekeik kurčnevilio ir nedėk ant kelio kliuvinio neregiui. Verčiau bijok savo Dievo. Aš esu Viešpats.
Teisme nesielkite neteisingai, nestok nei į mažojo, nei į didžiojo pusę. Teisingai teisk giminėti, nešmeižk gentainio, nestok reikalauti savo artimo gyvybės. Aš esu viešpats. Nenešiok širdyje neapykantos broliui, pamokyk gentainį, tada tu neversi jam nuodėmės. Nekeršyk savo tautiečiams, nejausk jiems pagiežos. Mylėk savo artimą kaip patį save. Aš esu viešpats. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Viešpatie tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Viešpatie tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Tobulas viešpaties duotas teisynas, jis dvasią gaivina. Pasakymas viešpaties tvirtas, išminties moko varguolį. Viešpatie tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Įsakymai viešpaties tiesos, džiugina širdis. Paliepimas viešpaties tyras, akims duoda šviesybę. Viešpatie tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Viešpaties baimė gryna, tveria per amžius. Viešpaties sprendimai tikri, visi palei vieno teisingi. Viešpatie tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Mano kalbos ir mano mintys tave tepasiekia. Viešpatie tau tebūna malonios, tau mano puolai vaduotojui mano. Viešpatie tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Garbė ir šlovė tau viešpatie Jėzau Kristau. Garbė ir šlovė tau viešpatie Jėzau Kristau. Štai dabar palankus metas, štai dabar išganymo diena. Garbė ir šlovė tau viešpatie Jėzau Kristau. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau viešpatie. Jėzus kalbėjo:
Kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius kairėje. Ir tars karalius stovintiems dešinėje: ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę, nes aš buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote. Buvau ištroškęs ir mane pagirdėte. Buvau keleivis ir mane priglaudėte. Buvau nuogas, mane aprengėte. Ligonis, mane aplankėte. Kalinys, atėjote pas mane. Tuomet teisėjai klaus: viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme, kada mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme, ar nuogą ir aprengėme, kadagi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme. Ir atsakys jiems karalius: iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte. Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams, nes aš buvau išalkęs ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis ir manęs nepriglaudėte, nuogas neaprengėte, ligonis ir kalinys ir jūs manęs neaplankėte. Tuomet jie atsakys: viešpatie, kadagi mes tave matėme alkaną ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome. Tuomet jis pasakys jiems: iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nė man nepadarėte. Ir eis šitie į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą. Tai viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Brangieji, šios dienos Evangelija mums nepaprastai svarbi. Jeigu mes giliai įsijausime į viešpaties žodžius šioje Evangelijoje, mes suprastume, kad mūsų gyvenimas turi tapti praktika. Ne teorija, bet giliai įsijausti į kiekvieną žmogų. Juk pats viešpats sako: ką padarote vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte. Kartais nelengva mylėti, nelengva patarnauti, tačiau kada mes turime prieš akis viešpaties pavyzdį, kuomet jis pats atėjo į žemę ne dėl to, kad jam tarnautų, bet jis pats atėjo tarnauti, kuomet mes matome, kaip jis apaštalams plauna kojas, tuomet mes suprantame, kad ir mes turime panašiai elgtis. Ir tuomet labai gera pažvelgti į kiekvieną žmogų su meile ir prisiminti, jeigu mes jam patarnaujame, patarnaujame pačiam Kristui. Ypatingai tai svarbu prisiminti, kada mes einame pas ligonius, kenčiančius, nelaiminguosius. Tuomet mes aplankome patį Kristų. Juk jam patarnaudami, mes patarnaujame pačiam viešpačiui. Ir kai aplanko artimieji savo sergančius tėvelius, artimuosius, pažįstamus draugus, kai aplanko artimieji esančius senelių namuose, slaugos namuose, juk jie išsiilgia mūsų artimųjų,
jie išsiilgia mūsų meilės. Kaip svarbu visą tai praktiškai, gyvenimiškai išpildyti. Todėl dėkokime Viešpačiui už šios dienos Evangelijos mintis. Ir jeigu mes jomis vadovautumėmės, visas pasaulis pasikeistų. Nes mes nieko nepadarytume piktą, nes Kristus moko mus mylinčiomis širdimis eiti per gyvenimą, tarnauti, padėti, aplankyti, sustiprinti, paguosti, nuraminti ir skleisti tikrąją meilės ir tiesos Evangeliją gyvenimo kelionėje. Dangiškoji motina Marija tepadeda mums, kad ir mes sugebėtume tarnauti, mylėti ir aukotis iš meilės Dievui. Visuotinės maldos. Kristus atėjęs ieškoti paklydusių ir gydyti sergančiųjų, meldžiame tave. Pagelbėk tiems, kurie išklydo iš tikrojo kelio ir nusikaltimais sužeidė savo širdis. Tarsime, pasigailėk mūsų. Suteik sveikatos šventajam tėvui sėkmingai vesti ir mūsų amžiaus paklydėlius atgal prie Dievo. Pasigailėk mūsų. Duok kantrybės ir meilės išpažinčių klausytojams, kad jiems sektųsi gydyti visus, kurių sielos serga. Pasigailėk mūsų. Duok išminties pamokslininkams, kad sugebėtų palenkti žmonės nutraukti visus ryšius su nuodėme ir sugrįžti į tavo įsakymų kelią. Pasigailėk mūsų. Globok mūsų tėvynės vaikus, kad turėdami prieš akis Šventojo Kazimiero pasiaukojimą, liktų ištikimi tavo kryžiui ir katalikų bažnyčiai. Pasigailėk mūsų. Duok atkaklumo blaivybės kovotojams, kad nenuleistų rankų, jei greit nepamatys savo pastangų vaisių. Pasigailėk mūsų. Duok savo jėgos mums, čia susirinkusiems, kad traukdami kitus iš klaidų patys netaptume atmestimi. Pasigailėk mūsų. Laimink Viešpatie šventąją žemę, Ukrainą, kitus kariaujančius kraštus, teik visiems taiką, ramybę, o žuvusiems laimingą amžinybę. Pasigailėk mūsų. Stiprink Viešpatie ligonius, kenčiančius, nelaimingosius, benamius, padėk ir jiems susilaukti Dievo ir žmonių pagalbos. Pasigailėk mūsų. Viešpatie Jėzau, mūsų sielų ganytojau ir gydytojau, gydyk mūsų amžiaus žmogų, sergantį puikybės bei didybės liga ir todėl dažnai nerandantį nei tikro džiaugsmo, nei ramybės. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Garbėtų Dieve visatos, kurie už tau darsumą turime duonos, kurią aukojame tau. Tai žemės ir žmogaus darbo vaisius taps mums gyvybės duona. Garbėtų Dieve visatos, kurie už tau darsumą turime vyną. Tas žemės ir žmogaus darbo vaisius taps mums dvasiniu gėrimu. Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką.
Tepriima viešpats iš tavo rankų šią auką, tegul jį teikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Maldinga mūsų auka te būna viešpatie tau maloni, te pašvenčia mūsų darbą ir elgesį, te laimi tavo atleidimą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Viešpats su jumis, Ir su tavimi. aukštin širdis. Keliame į viešpatį, Dėkokime viešpačiui Dievui. verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur. Ir visada tau dėkoti, šventasis viešpatie visagali tėve, amžinasis Dieve. Tu nori, kad mes nusidėjėliai tau pagarbą reikštume atgailą. Įdant žemės gerybę saikingai vartodami, turėtume kuo sušelpti stokojančius ir taptume tavo dosnumo sekėjais. Todėl mes, drauge, su nesuskaitoma angelų daugybė, tau giedame garbę ir šlovę. Šventa, 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 šventas, viešpats Dievas, viešpats Dievas, pilnas yra dangus, pilnas yra dangus ir žemė jo garbės, ir žemė jo garbės. Tikrai, tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome, šventosios dvasios gale pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas, davė mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbiame viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateina. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę.
Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink Viešpatie savo bažnyčią plačiam pasaulyje, ugdyk tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Darių, mane nevertą savo tarną ir visą kunigiją. Atmink mirusius, ypatingai senjorų artimuosius mirusius, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonę baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk, melžiame mūsų visų ir leisk mums drauge su šventaja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintais apaštalais ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame, tau visą gali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus Viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė, ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs: aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpatės ramybė visada telydi jus. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Ramybė jums, ramybė jums. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk. Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, suteik ramybę, suteik ramybę, suteik ramybę. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.
Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte. Taip kalba Viešpats. Ateikite mano tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę. Kristaus kūnas. Kristaus kūnas. Kristaus kūnas. Amen. Amen.
Melskimės. Mūsų priimtas švenčiausiasis sakramentas Viešpatie te atneša sveikatą mūsų dvasiai ir kūnui, kad galėtume gėrėtis tavo dangiškosios palaimos pilnybę. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Malda prašant pašaukimų. Jėzau gerasis ganytojau, tu atėjai, kad surastum ir išgelbėtum tuos, kurie buvo pražuvę. Tu įsteigai bažnyčioj kunigystę, kuri privalo tęsti tavo darbą per amžius. Mes karštai meldžiame tave, atsiųsk darbininkų į savo vynuogyną, siųsk savo bažnyčiai vertų kunigų, atsiųsk brolių ir seserų vienuolių, duok, kad visi, kuriuos tu prieš amžius išsirinkai savo tarnybai, paklustų tavajam pašaukimui, bet kad ne vienas nepašauktas neįsibrautų į tavo šventovę. Dieve, kuris į savo beribės meilės padovanojai mums gyvenimą, tu trokšti, kad būtume laimingi, prieš akis šeimos, kunigystės ir pašvęsto gyvenimo keliai. Padrasink jaunus žmonės ir patark, kurį kelią jie turi pasirinkti. Suteik jiems drąsos, nebijoti plačiai atverti širdžių duris amžinai meiliai. Paimk juos už rankos ir parodyk jiems tiesos ir meilės kelią. Leisk jiems suprasti, kokį žingsnį turi žengti savo laimės link. Viešpatie, kreipk juos ten, kur tu nori, ir suteik ištvermės malonę. Marija, bažnyčios motina, globok, patark, drąsink ir vesk jaunus žmonės pašaukimo keliu. Amen. Kad Viešpats ir toliau lydėtų mus gyvenimo kelionėje ir per šį gavėnios laikotarpį sugebėtume kuo nuoširdžiau pažvelgti į kryžių ir semtis jėgų kasdienybės aukai, suteiksiu visiems palaiminimą. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Garbė Viešpaties vardui. Dabar ir per amžius. Te padeda mums Viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs Viešpaties malonė. Dėkojame Dievui. Nors durkės ir kaitra, Tu dykumų keliais, praeidams mokei, kaip atleisti skriaudą. Ir priešų tau nėra, su nusidėjėliais. Tu valgiai guosdams tą, kur slydęs rauda. O Kristau, tą patį kelią reikia man nueiti taip, kaip tu. O Kristau, kiekvieną žmogų reikia man mylėti taip, kaip tu. O Kristau, o kaip sunku uždėtą kryžių nešti taip, kaip tu. O Kristau, pakelsiu viską aš, jei būsi prie manęs ir tu. O Magdalenus tu, išvydęs ašarą, žinojai, kaip atleisti ir kaip raminti. Ir Nikodemui tu, pašventęs vakarą, jį mokei, kaip malonėje atgimti. O Kristau, tą patį kelią reikia man nueiti taip, kaip tu. O Kristau, kiekvieną žmogų reikia man mylėti taip, kaip tu. O
Kristau, o kaip sunku uždėtą kryžių nešti, kaip tu. O Kristau, pakelsiu viską aš, jei būsi prie manęs ir tu. Per dulkes kaitroje keliaujančius kaip tu, išmokyk mus mylėt, atleisti skriaudą. Kaip būti taikoje, liūdėt ir verkt kartu, kaip guosti ir paraminti tą, kur srauda. O Kristau, tą patį kelią reikia man nueiti, taip kaip tu. O Kristau, kiekvieną žmogų reikia man mylėti, taip kaip tu. O Kristau, o kaip sunku uždėtą kryžių nešti, taip kaip tu. O Kristau, pakelsiu viską aš, jei būsi prie manęs ir tu. O Kristau, tą patį kelią reikia man nueiti, taip kaip tu.